Sveiki! Šiandien mūsų analizės centre internetinės reklamos efektyvumas. Kaip jį išmatuoti? Remiamės straipsnio ištrauką apie tuos visiems girdėtus ROI ir KPI rodiklius. Ir mūsų tikslas šiandien ne tik suprasti, kas čia per raidės, bet ir kaip praktiškai visą tai panaudoti, kad reklama veiktų geriau. Nes be matavimo tai žinai tik spėlionės. Būtent. Be aiškių duomenų, bet kokie sprendimai dėl reklamos biudžeto, dėl strategijos, tai būtų tiesiog, šaudimas tamsoje. Tai gal pradėkime nuo to pagrindinio ROI. Gerai, išpakuokim šitą ROI. Ką jis realiai sako verslui? Ne tik formulę. ROI arba investicijų grąža, tai, sakyčiau, pats svarbiausias pelningumo rodiklis. Jis atsako paprastai. Ar reklama atneša daugiau pinigų, nei mes ją išleidžiam? Pati formulė pajamos minus kaštai, padalinta iš kaštų ir procentais paprasta. Bet svarbiausia yra, kaip mes tai interpretuojam. Aukštas ROI rodo, kad viskas gerai, kampanija pelninga, galim didinti investicijas. Bet svarbu atsiminti, kartais trumpalaikis ROI gali būti ir mažesnis. Pavyzdžiui, jei investuojam į prekės ženklo žinomumą ilgalaikėje perspektyvoje. Arba pritraukim klientus, kurie vėliau daug pirks, aukšta ta CLV klientų viso gyvenimo ciklo vertė. Vadinasi, žiūrim plačiau, ne tik į momentinį pliusą ar minusą. Gerai. O kaip tada KPI, tie pagrindiniai veiklos rodikliai? Straipsnyje jų ten visas sąrašas. Kuo jie svarbus šalia ROI? Taip. KPI yra kaip kelrodžiai žemėlapyje. Jie padeda suprasti, kodėl tas ROI yra būtent toks. Ir kur reikia kažką taistyti. Juos galima būtų suskirstyti. Pavyzdžiui, vieni rodo pasiekimumą, įsitraukimą, kiek žmonių pamatė reklamą, kiek paspaudė. Čia tas garsusis CTR, paspaudimų rodiklis. Aukštas CTR reiškia, kad reklama patraukli, aktuali tam, kam rodom. Bet palauk, aukštas CTR dar nereiškia, kad bus pardavimų, ar ne? Gali prispaudinėti daug, o naudos nulis. Tiksliai, absoliučiai tiksliai. Ir čia į sceną išeina kiti KPI. Pavyzdžiui, konverzijų rodiklis. Jis rodo, koks procentas tų paspaudusiųjų iš tikrųjų padarė tai, ko mes norėjom. Pirko, užsiregistravo, paliko kontaktus. Jei CTR aukštas, o konversijų mažai, signalas. Problema gal ne pačioje reklamai, o jos vaitainiai, tame nukreipimo puslapyje. Gal ten neaišku, gal nepatogu, gal pasiūlymas netoks geras, kaip atrodė. Aha, tai čia jau reikia tikrinti pačią svetainę, ar lengva ten viską rasti ir padaryti. Supratau. O kaštų rodikliai, CPC, CPA? Taip, CPC kiek mokam už vieną paspaudimą ir CPA kiek kainuoja vienas tas norimas veiksmas. Viena konversija. Jie padeda vertinti finansiškai. Svarbu žiūrėti ne tik į pačią kainą, bet į jos santykį su verte. Tarkim, mažas CPC yra gerai, bet jei tie paspaudimai visiškai tušti, neatneša konversijų, tai iš tikrųjų mes tik švaistom pinigus. O CPA tiesiog įrodo, kiek mums kainavo pritraukti vieną klientą ar gauti vieną registraciją. Lyginam CPA su vidutiniu krepšeliu arba tuo pačiu CLV ir matom apsimoka ar ne. Dar svarbu paminėti ir vidutinę poziciją paieškoje. Aukščiau, daugiau paspaudimų, bet dažniausiai ir brangiau. Reikia rasti balansą. Gerai, rodiklių tikrai daug. Ir kaip visą šitą informacijos srautą suvaldyti praktiškai? Kokie įrankiai tam geriausi? Pagrindinis ir turbūt populiariausias Google Analytics. Be jo sunkiai įsivaizduojama. Jis leidžia matyti ne tik iš kur atėjo lankytojai. Iš Google paieškos, Facebook ar dar kažkur, bet ir ką įveikia svetainėje. Kurie šaltiniai, kurios kampanijos atnešė tas konversijas. Bet svarbu ne tik turėti Analytics, reikia teisingai susikonfigūruoti tikslus, goals, kad matuotume būtent tai, kas verslui svarbu – pirkimus, registracijas, formas. Ir žinoma, reikia žiūrėti į duomenis pačiose reklamos platformose – Google Ads, Facebook Ads. Ten matom paspaudimus, parodymus, kainas, CTR. Praktinis patarimas būtų integruoti šias platformas Analytics, tada matai visą vaizdą vienoje vietoje, nereikia šokinėti. Gerai, duomenis turim, įrankius turim. Ir čia prasideda smagioji dalis, ar ne? Kaip tos skaičiukus paversti veiksmais? Ką daryti, kad reklama būtų efektyvesnė? Kokie konkretūs žingsniai? Taip, duomenys be veiksmų, jie tiesiog dulkės serveryje. Tai va, keletas tokių praktinių patarimų, kurie tikrai veikia. Pirma, nuolatinė analizė ir greita reakcija. Stebėti KPI bent kas savaitę, o pagrindinės kampanijas gal net kasdien. Geras dalykas yra nusistatyti automatinius pranešimus, alertus, jei kažkas staiga nukrenta ar pakyla. Taip, kad nereiktų pačiam visą laiką tikrinti. Būtent. Antra, segmentuoti auditoriją. Giliau.
Ne tik vyrus ar moteris, amžius. Naudoti Analytics duomenis, kas pirko, kas tik naršė, iš kokių įrenginių. Ir tada kurti pritaikytas žinutes. Pavyzdžiui, grįžtantiems lankytojams gal nuolaidą pasiūlyti. O naujiems gal pristatyti prekės ženklo plačiau? Tiksliai. Trečia – A/B testavimas. Nuolat. Testuoti viską – antraštes, tekstus, paveikslėlius, mygtukų spalvas, kvietimus veikti, CTA. Net skirtingas auditorijas. Svarbu testuoti po vieną elementą, kad suprastum, kas suveikia. Tai čia toks nesibaigiantis procesas. Taip, optimizavimas niekada nesibaigia. Ketvirta – remarketingas. Efektyvus remarketingas. Sugrąžinti tuos, kurie susidomėjo. Irgi segmentuoti kitaip, rodyti reklamą tiems, kas tik panaršė, ir tiems, kas jau buvo įsidėję prekiai į krepšelį. Supratau. Penkta, kad dažnai pamiršta, nukreipimo puslapio optimizavimas. Reklama gali būti tobula, bet jei žmogus ateina į puslapį, kur nieko nesupranta, kuris kraunasi lėtai ar tiesiog nepatogus telefone, konversijos nebus. Reikia, kad žinutė atitiktų, ką žadėjai reklamoje, tą ir duok puslapyje. Tai reklama ir svetainė turi veikti kaip vienas kumštis. Taip. Ir šešta protingas biudžeto valdymas. Remiantis ROI ir CPA, perkelti pinigus ten, kur geriausia grąža į efektyviausias kampanijas, raktinius žodžius, auditorijas. Bet visada palikti šiek tiek ir eksperimentams. Gal atrasi naują aukso gėzlą. Vadinasi, visas raktas yra tokiame cikle: matuoji, analizuoji, tada testuoji, koreguoji ir vėl matuoji. O ROI ir KPI tai ne šiaip ataskaitos, o įrankiai kasdieniams sprendimams. Tiksliai. Kai supranti, kodėl kažkas veikia ar neveikia, gali nešvaistyti pinigus, o investuoti juos protingai. Šitie rodikliai duoda tą aiškumą, tą kryptį. Gerai, apibendrinam. Ir pabaigai tokia mintis pamastymui klausytojams. Skaitmeninė aplinka keičiasi beprotišku greičiu. Ateina dirbtinis intelektas ir reklama, griežtie privatumo taisyklės, tarkim slapukų politika. Kaip manote, ar ateityje keisis šiandien aptartų KPI, to pačio CTR ar konversijų rodiklo svarba? Gal atsiras naujų rodiklių? Kur link juda tas efektyvumo matavimas internete?